Aha, atvažiuok į Kretos salą, bus šilta, paplūdimy pasideginsi, pasimaudysi, baseiniukė, viską. Tai iš kas čia tada paaiškinkit? Kas čia? Bet sniega pilna. Vėl nutrys. Ne, nėra šalta. Normaliai. Tai va. Atvažiavo. Kaip tas kalnas vadinas? Neatsimenu, žinau. Kažkaip. Gerai, einam šiandien pasivaikščiot į kalną Psiloritis. Tai yra Kretos didžiausias kalnas, kažkur va ten. Dabar esame atvažiavę su savo nuomotu Fiatu į 1600-1700 km 1700 m aukštį. Iš tikrųjų nesu taip aukštai, niekada užvažiavęs su mašina. Ir dabar kilsime iki 2,450 m aukščio. 2 km 450 m aukštį. Ankstus rytas, kas vėso, pradedam apie 7:30, tai nežinau kaip seksis. Važiuosim. Bet jau šilta daros, ne? Ar čia nuo kuprinės? Nu, o čia va. Prisidėjom daiktų kaip durniai. Čia maršruto pradžia. Visą laiką tik aukštyn. Vėjas pučia, bus šalta ir šilta to pačiu. Nėra interneto. Neišsiversiu. Tik pradėjom, o jau pompa. Nice. Kaip gali nepatikti į kalną. Viršui dabiški sniego matos. Labai gerai. Atsigaivinsim. Parvešim lauktuvių sniego. Kas dar takiuko einam, bet eina šiek sunku. Taip, jau esam 1836 metrai aukštyje, pakilom 200 pm, nuėjom 1 kilometrą, užtrukom 40 minučių. Ką žinau, varginantis kilometrai čia, nerekomenduoju. Kur dabar eiti? O, kur dabar eiti? O, 3,5. Kad ir ką tai galėtų reikšti. Jūra jau matos. Su debesim paeis kortą. Matysim jūrą iš abiejų pusių. Tradiciškai sudaužiau droną, bet pirmą kartą sudaužiau droną kalnuose. Tai čia biški sunkesnis lygis ieškoti jo. Gerai, kad turiu tašką, link kurio po truputį artėju. Nes taip tai čia kažką rasti šansų net neieškočiau jaučiu. Palikčiau ožkom suvalgyti. Vis tiek jos mėgst pakuotės. O, jau matau, aukštin galva guli po akmenėliu. Įdomu kokie nuostoliai. Vieną koją susilenkos, kitą koją normaliai. Pažiūrėkime. Jaučiu, kada skresis. Nebent pains propeleris žuva koks nors. Nu, pažiūrėkime. Propelerį apsibrozdino. Viens įskilo. Dar viens įskilo. Čia biškiai atplyšo. Normaliai. Mini droniukai dėl to gerai. Nėra svorio, nėra nuostolių. O mes jau esam netoli Rūžavo sniego. Čia kai
iš Sacharos pareina dulkių debesis, smėlio audros, tai biški pageltonuos sniegiuks. Ne dėl to, kad turistai čiūrina. Ne dėl to. Nuo smėlio. Apie 400 metrų pakilom. Tik kilimą beveik apie pusę padarėm metrų, kiek reikės kilti. Vertikaliai, bet dar horizontaliai 3 kilometrai. Na ir jau, pasvožius. Čia koks gražus takelis, gerai net einas. Bėgom vara. Taigi nugriūsit, kur lėkėt? Durniukai persdami vara. Švos paino tie bėgioj, nesąmonė. Mes čia vargstam, kažkas pietauja. Žiauriai karšta pasidarė. Aha, atvažiuok į Kretos salą, bus šilta. Paplūdimy pasideginsi, pasimaudysi. Baseiniukė, viską. Tai iš kas čia tada paaiškinkit? Kas čia? Bet sniega pilna. Eina savo. Sunku patikėti. Esam 2,2 km aukštai, tai kaip ir, nėra labai aukštai sniegui rasti, bet va. Pliurzos geros čia ir gėlytės. Reikia pačiupinėti afrikietišką sniegą. Tai kas lipa tie dugne? Pirm sniegas. Beveik vasaros vidurys. O va. Čia turėtų būti kokia vandens po apačia, ne? Eina savo. Galvoju, kad jau greit statumai baigsis, bet nope. Vis dar maksimaliai kylame viršų. Labai stas. Ten va mašina matos. Nelabai matos iš tikrųjų. Nu gerai, pasisukom į finišą tiesiai. Ten lygtais matos mūsų viršūnė. Bet tai jau esam gerokai virš 2 km, tai šalta. Teko striukikės užsimesti. Nežinau, vasaros vidurys, Kretoj, su striukė už manęs, iš viso sniego, pilna, kažkokia nesąmonė. Nu, bet čia tas maršrutas į Posiferisi Mountain Ida. Status. Staigus ir status. Jeigu kaip tik kojų dienikė. Tokia trumpa. Pusantrą lyg eit. Ir koks 100 metrų stataus kilimą. Nėra lengva. Nežinau, nerekomenduoju lipti kalnus. Nėra lengva. Nebent kojas stiprias turit. Ir pilvų nėra užaugtų. O, kiek čia dar sniego laukia mūsų. Nu, da biški yra paeiti. 1,5 kilometrą kalne nėra taip jau greit prasieinama. Čia ne žvėrkeliukų pabėgioti. Jau bent nebestatu, tai labai lengvai einas. Atrodo, kad visai stengtis nebereikia. Nebesuprantu, kur čia reiks eit. Bet čia jaučiu maršrutus, tai turi eit per tą sniegą, bet tiesiog visi eina aplinkui, nes per sniegą eit niekam neįdomu. Visi nori namo grįžti. Jo, čia akivaizdžiai neoficialus maršrutas. Nori padaryti kelią per sniegą? Nope, nenoriu aš irgi. O, upeliai bėga iš kalno. Teisybė, internetuose radom, kad gali būti upeliai. Nu visas kliūtis apėjom. Lieka paskutinis turbūt koks kilometras. Eit. Easy. Nėra taip sunku čia. Aišku, lengva šnekėt, kai reikės leistis ir kojas daužyti nuo kalno tokia stataus. Tai biški verksiu. Bet nieka tokia. Paverksiu pareis. O čia turėtų matytis kita
Kretos salos pusė. Nu, pažiūrim, kas matos. Matos. Eina savo kietai. Nėra ta Kreta tokia plati. Tiksliau, nėra ta Kreta tokia didelė, va. Ten matos jūra. Be problemų. Ir čia matos jūra. Toj pusėje Afrika, o toj pusėje Lietuva. Beveik matos. Dar ne, čia. Čia tik rūžavo sniegą gali rasti, bet ne finišą. Oi, da laukiu. Vienas po kėlimas pastatėjimas. Didelis. Oi. Jei sniegas. Upeliais einam. Suprantat? Sniego upeliais. Slido, belia kaip. Vos išgyvenu. Gyvybė kabo ant plauko. Šiaip žiauriai gera diena šiandien vaikščiot. Gal vėjas galėtų būti silpnesnės. Čia va, net reklaminių stendų suradom. Matos viena salos pusė. Praktiškai viskas čia matos. Žiauriai gerai. Va, kokios gražios pakrantės, kažkas ten deginas užpakaliukus. Čia kita pusė. Nu gerai. Labai nestoviniuokim. Nu jau matosi antena. Galvojau bus lengviau, bet nėra lengva. Nėra lengva. Ir viskas. Posiropijos kalnas įveiktas. Neblogi vaizdai čia matot. Šiandien ryte važiavom per tuos kaimukus, o va dabar jau virš jų. Pilna čia va viršui turistų valgančių. Einame mes kokių konserviukų prašausim vieną. Gerai, metas mano kalnų pusryčiam Lidlo pupelių. Kada įdomu mane Lidlas pradėti remti gyvenime. Būtų svajonė. Mano svajonės išsipildymus būtų, kad galėčiau eiti Lidlą gauti daiktų nemokamai. Nes viską perku iš Lidlo. Net Graikijai. Jeigu nėra toj šaly Lidlą, aš ją nevažiuoju. Gerai, su ranka vieną netidarysiu. Tai ką. Skanaus. Tai ką, mums pavyko. 2456 metrai. Kažkas skrybėlę paliko vasarišką. Nieko, gal dar grįž pasimti. Ką, kaip suprantu, užlipus reik varpelį paskambyti. Ai, okei, nesąmonė darau. Biški garsiai. Labai gerai.
Avis pažadinau. Atsiprašau. Nu, smagi ta kreta. Viskas aplinkui gražiai matos. Ten belė kiek kalnų aukštų. Čia mūsų pietos, nebijokit, susitvarkysim. Čia šventykla. Ir jiems netelpa. Oi, kaip čia šalta viduj. Žmonės kažkokie aukų paliko. Labai gerai. Labai gerai. Tik tai šiukšlių gal biškį per daug. Paliko ne tik aukų. Šiukšlių galėtų ir nepalikti. Čia vėl šiukšlinėlis. Tinginėlio. Lubos geros. Autentika tikra čia. Nu ką, su Dievo pagalba pareisim. Vos pečiukai telpa. Sunku įlysti per pečiukus. Labai ne. Metas eit namo. Viskas. Ačiū. Nu tai viso. Išeinam. Valandą pailsėjom. Valandą pasilsėjom, jau užteks. Laukia dar 3 valandos žiūrėjimo po kojom. Jaučiu, kad reikia pasiveržti batus stipriau. Nu gerai yra. Darykim kaip visi apėjimą. Čia būtų šiupeliuks, galėtume prasidaužyti kelią. Sniegiukė. Nes čia irgi eit per išmindžiotos vietas. Nėra labai jauku. Eikime. Visi mūsų labai laukia. Labai skauda leistis. Tik tai kitas vietas skauda, nei kad užlipant. Tai gal ir nieko tokio. Zigzagai. Toks jausmas, kad bėgt būtų lengviau nei eit, bet jeigu bėgsi, galvoj skylę turėsi. Tai gal nebėgsi. Atėjom iki sniego. Mes čia užsiėmam pietuko miego. Išbudinsim visus. Atsiprašau, bet čia takas. Tai gerai atrodo, kai viršininkė. Vienintelė ant lygios paviršiaus. Oi, Vytė, nemačiau tavęs. Atsiprašau. Čia jos dvi. Nemačiau. Nelabai jas nors skubėti. Ne pirmi turistai, kurie gadinam pietų miegą.
Na ir viskas, mašina jau matot, eida toli, bet jau nebe tai baisiai. Aš šitą bobiškį paslydęs, išsiteškiau, turiu vieną raudoną dryžių, tai netuščiom grįžtų nuo kalno. Senatvė jau biškį, jau koordinacija nebe ta kaip jaunystėje, nebesusigaudo. Ir viskas, nesitikėjau, bet grįžom. Da anksti visai. Kiek čia tų valandų? Dabar 2 valandą grįžom. Po 7, koks 10-20 pradėjom. Kokius 7 valandas su pauzikiam. Judėjimo laiko tai 5 valandas 30 minučių. Normaliai. Iš vis nuėjom 8 km, 800 metrų. Pakilom per visus nusileidimus pakelimus apie 920 metrų į viršų. Išgyvenom. Einam ieškoti savo lenktyninę Fiatą ir važiuosim valgyti. Tai būtume su tavo važiavę, būtų buvę gerai. Arba būtų užsidėgę. Taip, nežinau, kas geriau. Svajonių Fiatas išsileido. Vieną padangą. Aišku, kompresoriaus nėra. Keičiame į tabletę. Ragas. Nu nieko. Reikia važiuoti iki kokios degalinės. Gal prisipūsim tą beleidžiančią padangą, bus gerai. Kas gali būti geriau už sportą papildomą grįžus, aišku. Tikėkime, sužeminus mašiną tą padangą turės. Nu bent jau gražiai vietą padangom keist, ką žinau. Graikai nesusirenk varščiukų. Yra medvaržtis įlindęs į mano padangą. Ne mano. Graiko padangą. Važiuosim ant 80 namo. Vien su padanga keičiasi irgi. Klinau. Ai ne, viskas gerai, čia tik susisukęs buvo. Kas gera, jūs tokie biški, nežinau, bijočiau šios sutikti. Tam kartui tiek. Labanaktis.